Gavau batus, pirkau iš Vintedo, norėjau šiandien juos išpakuot ir pakalbėti apie žiauriai svarbią temą. Aš esu dabar tokiam etape, kur aš chronologinė seka tiesiog savo tuos įvykius iš esmės dabartinis jau ne tos, kur vyko, kai aš patirdavau smurtą, nors tų smurtas šiaip prie žiauriai toksiškų žmonių patiri pastoviai, jeigu tu būni matomas žmogus, nepasislėpi, neizoliuojas ir panašiai. Yra kitokių žmonių, traumuotų žmonių, kurie projektuoja iš esmės visą tai. Va, tokioj pakuotėj atsiuntė mano pirktus Vinted batus. Čia yra baso pėda, basos pėdos formos modelis tipo. Jo, aš labai dievinu tokį modelį batų. Jau pas mane yra keletą batų panašių. Tai va, pamačiau šitą modelį ir labai, po to dar reiks pamatuoti, aišku, bet man jie tai patinka. Labai gražus. Tai va, aš, žodžiu, galvoju apie panašius dalykus dabar pastaruoju metu, kurie daugmaž mane priartino. Kiekvienas tas žingsnis. Aš tiek daug per pastaruosius keletą metų nuveikiau. Žmonės turbūt tiek daug, kiek aš nuveikiau per pastaruosius 5 metus neveikdavo dalykų. Tačiau tai yra normalus gana dalykas, kad žmonės neveikia tiek daug, kiek aš. Bet man toks chronologinė tokia seka tiesiog labai atsiveria. Galbūt, jeigu aš tuos dalykus neveikčiau, kuriuos veikiau, aš veikčiau kitokius. Bet man vien tik tas suvokimas yra toks smagus, aš nežinau. Kartais tiesiog pagalvoju labai, per traumą, kai galvoji, kai tave traumuoja kažkas, tai tu realiai ir galvoji apie tai, kad, blemba, mane traumavo, šita patirtis mane traumavo ir matai ją tik tais per tą skausmo perspektyvą. Ir dabar aš savo patirtis vis dažniau ir dažniau matau iš savo pačios perspektyvos, iš savo įsižeminimo perspektyvos. Ir aš, man kelia susigraudinimą teigiamą, pagalvojęs, kad jo, taip aš buvau pradėjus 2021 metų rudenį
kelus turinį daugiau matomai auditorijai. Jo, aš tada žiauriai buvau matoma iš tiesų, dėl to turbūt tai pusiau ir traumavo mane, bet pusiau ir labai daug stiprybės duodavo, nes iš tiesų pažiūrėjus į tai, ką man duodavo, iš esmės tai, ką aš veikdavau, man tai duoda tiek daug nuostabių dalykų atveria. Tiesiog aš visų pirma pradėjau žiauriai daug savanoriauti ir per savanorystę ir visuomeninę aktyvizmo veiklą aš su žiauriai daug žmonių visokiausių susipažinau. Šiaip čia yra man žmogui, kuris visiškai absoliučiai buvo ilgą laiką gyvenęs maksimalioj izoliacijoj ir saviizoliacijoj, buvo toks maždaug dalykas, kuris žiauriai atveria, plus labai didelė mano savirefleksija, analizė kitų žmonių, leidimas mintims ir emocijom visokiom jausmams būti, analizuoti apie tai, man davė iš esmės visą tai, ką aš turiu dabar. Jo, aš 2022 metais po to, kai gavau iš esmės kvietimą savanoriauti, po to, kai aš metus laiko kažkur daugmaž keliau turinį į savo TikToko paskyrą, kurią po to buvau apleidus, nes, tai yra, jeigu mano saugiausia iš esmės erdvė yra mano Instagramo storiai, į kuriuos aš keliu turinį nuo kokių, ankstyvų metų, ten mano visas archyvas yra ir aš ten visiškai laisvai jaučiuosi, aš ten, tiesiog paimu ir tiesiog galiu būti 90% savim, tai visur kitur tas procentas mažėja iš esmės ir tai labai būna jaučiasi iš tiesų ir jo, aš iš tikrųjų taip pagalvojus, aš esu dėkinga sau, kad aš tada, pradėjau apskritai keltą turinį kažkokį. Nors ir žiauriai daug žmonių, apskritai aš manau, kad visa tai, ką aš gaudau, visą tą smurtą psichologinį ir ne tik, kurį aš gaudavau tos seksualizavimus, mano kūno ir taip toliau. Būtent yra iš to, kad žmonės yra labai daug patyrę traumų ir jas absoliučiai visiškai negydo, vietoj to pradeda smurtauti ir projektuoti visą tai į kitus žmones. Pavyzdžiui, į mane. Tai jo, bet iš esmės aš nesu vienas žmogus, tokie žmonės, jie nerašo vienam žmogui, jie masiškai rašo visiems. Tu nesi iš esmės vienas žmogus, kuriam toks žmogus parašo. Analizuojant apskritai psichologiją panašių žmonių, aš visada prieidavau prie šios išvados, kad jo. Jie visiems rašo. Dėl to tu gali galvot, kad blemba, tiek daug žmonių yra šlykščių ir panašiai. Tai yra iliuzija.
dažniausiai žmonės, kurie mus palaiko, iš tiesų ir taip išanalizavus visą tai, žmonės, mus palaiko periodiškai būna. Ne visada. Netgi paėmus žmonės, kurie mane finansiškai palaiko, kurie yra mano sponsoriai, mano kūrybą palaiko, už ką aš jiems esu žiauriai dėkinga. Tokie žmonės mane palaiko ir tokių žmonių mano apskritai yra aplinkoje žiauriai nedaug, nes aš esu gana, nepatogus žmogus, esu nišinis žmogus ir nesu apie komerciją. Bent jau kol kas. Ir pagrinde visada fokusavausi į aktyvizmą ir visuomeninę veiklą, kas absoliučiai nėra nei patogu, nei komerciška, nei kažkaip įmanoma monetizuoti ir panašiai. Ir jo, šiame kontekste išanalizavus netgi, pavyzdžiui, tos pačios žmonės, kurie mane žiauriai palaiko, kur mano ta auditorija, kurią aš turiu Instagramo savo paskyroj, mane jinai nuo pat pirmos dienos palaiko ir turbūt palaikys. Aišku, aš į tai kažkaip, nekreipiu labai ypatingai dėmesio, bet jeigu taip išanalizavus, man tai tiesiog toks būna ramstis, nes tikrai tom temom, kuriom aš kalbu, yra praktiškai, neįmanoma iš visų žmonių gauti palaikymą, nes ne visi žmonės yra sveiki ir adekvatus. Žiauriai daug žmonių turi žiauriai daug traumų, kurias projektuoja į kitus. Ne tik į mane, į visus žmonės. Joms visi žmonės yra kažkokie tai netinkami. Ir jo, dėl to man labai svarbu yra kartais taip sustot ir pažiūrėt savo apskritai kažkokių veiksmų seką, kažkokių tai dalykų, ką aš iš esmės dariau, kurie mane privedė prie to, kas aš esu dabar. Aš dar prieš kokius 5 metus būčiau, kaip ir turbūt daugumą žmonių, kurie laiko save vienu žmogum, daro vieną dalyką. Aš vieną iš turbūt pagrindinių mano veiklų, kurią aš darau, yra piešimas. Jeigu aš neveikčiau tuos dalykus, kuriuos aš veikiu dabar, tai pas mane buvo nuo pat mano paauglystės, ankstyvos piešimas pas mane, jis buvo. Ir man tai yra labai didelė mano dalis iš tiesų. Tačiau aš negalėčiau pasakyti, kad dabar aš negalėčiau savo visų patirčių dėka, aš negalėčiau pasakyti, kad aš vien tik esu apie piešimą. Tai būtų gana didelis melavimas apie mane. Aš esu žmogus, kuris pasirenka kasdien kažką veikti. Aš esu apie tai. Aš nesu apie kažkokius kitus dalykus. Ir man labai, manau, yra tai
tokie 2 etapai dabar bent jau. Ir dabar 3 toks etapas yra dar. Aš jaučiu, kad pas mane kažkoks kitas etapas yra gyvenime. Bet vat buvo tas, tipo etapas, vat kur aš pas savo tėvus gyvenau, tas laikotarpis 21 metus, po to tas laikotarpis iki tol, visas laikotarpis, kažkoks toks vienas procesas buvo ir dabar prasideda 3 procesas, toks 3 etapas mano gyvenime, kai aš, jaučiu, kad esu atskira asmenybė, nepriklausanti nuo kitų žmonių. Kai iki tol aš žiauriai daug savanoriaudavau kažkokiose organizacijose, pas kažkokius žmonės, pas kažkokius visuomenininkus, aktyvistus, aš eidavau, tiesiog pamatydavau kažką jie ten daro, prisijungdavau prie jų. Dabar aš jaučiu, kad aš esu savarankiškas, atskiras žmogus ir aš noriu tai labiau stiprinti, nes iš tiesų esu atskiras žmogus. Jo. Tačiau grįžtant prie tos patirties 2021 metais, tai iš esmės buvo man tada aš, kai dar persikrausčiau gyventi atskirai nuo tėvų, tai net dar nebuvo praėję metai nuo to, kai aš persikrausčiau atskirai gyventi. Ir tai gana buvo toks sudėtingas laikotarpis. Tada dar aš labai daug smurto iš tėvų patirdavau, nes, jie dar buvo mano gyvenime. Aš su jais bendraudavau ir, labai mažai, aišku, bet bendraudavau ir jie, aišku, prieš mane dar smurtaudavo vis kažkaip tai. Ir labai dar buvo pradžia tik tais traumų gijimo. Aš tada pamenu, žiauriai blogai jaučiausi. Man taip atrodė labai nesaugu ir tik tais prieš metus man šie namai, kuriuose aš gyvenu dabar su savo vaikinu, man tapo pagaliau mano namais. Aš tai suvokiau, kad tai yra mano namai. Čia aš galiu praktiškai beveik viską daryti, savo gyvenime aš galiu daryti praktiškai viską, beveik viską. Man pagaliau tai, po biškį po traumų ateina toks suvokimas, kad pagaliau aš galiu nieko neklausyti, aš galiu savęs paklausyti ir aš galiu pagaliau savęs paklausius daryti, kaip aš noriu. Kaip aš palaikysiu, kad yra geriausia. Ir jo. Man savanoriavimas ir aktyvizmo veiklos žiauriai, manau, įtakos labai daug man turėjo. Aš esu labai dėkinga, kad mano gyvenime atsirado tos veiklos. Tikrai tai labai yra, man asmeniškai tokiam izoliacijai gyvenusiam žmogui, kur aš žiauriai mažai su kažko bendraudavau, man tai toks buvo toks labai pamatymas ir savęs per įvairias perspektyvas, kad aš galiu būti įvairi ir panašiai, kad galiu absoliučiai atsikratyti savo tos kur ne tai, kad atsikratyti savęs, bet tiesiog per naujo tas įsitikinimus pakeisti.
Tai nėra atsisakymas savęs ir ištyrinėjimas savęs. Bet tai yra tiesiog iš naujo atradimas, kad galima, kitaip veikti. Tai man tas buvo toks labai svarbus dalykas ir aš dabar taip pagalvojau, kad prieš 4,5 metų iš esmės aš jau 6 metus kalbu kažką prieš kamerą, tai man yra, toks gana stiprus tipo dalykas, kad aš galiu savo mintis beveik laisvai reikšti. Ir turėjau tiek daug galimybių, vien tik dėl to, kad aš pradėjau pagaliau apie save kalbėti be baimės būt vertinama ir nuvertinama ir kritikuojama iš smurto perspektyvos. Nes, neprašyta kritika yra kritika. Neprašyti patarimai yra smurtas. Visa tai yra smurtas. Tai nėra nuomonė, neprašyti patarimai nėra nuomonė. Tai yra smurtas. Ir nepaisant to, kad kiek man tai buvo sunku, nes, aš TikTok'e pradėjau kelti ir man kartais būna, labai nejauku, kai ten žmonės tiesiog prie visko prisiknisa, realiai prie ko netgi, nereiktų prisiknisinėti. Ir aš suprantu, kodėl mane tai pertraumavo. Nes, yra sunku, kai tu dar net nepradėjęs gydyti tiek daug traumų, realiai paimi ir tokią didelę naštą ant tavęs tiesiog uždeda kažkas, savo traumas projektuoja ir panašiai. Tai aišku, kad tai traumuos. Bet aš esu labai dėkinga savo, kad aš pabandžiau apskritai apie visus dalykus kalbėti tuo metu, kad aš pradėjau kalbėti apie visus dalykus, kuriuos aš patyriau, kad aš išvis dariau tai. Nes jeigu aš nebūčiau kalbėjus apie save, aš nebūčiau kalbėjus apie savo megztinius personažus, aš nekalbėčiau, kad aš juos sukūriau, kad tai yra apie mane, tai yra mano identitetas, tapatybės dalis, kad tai yra mano brando dalis, kad tai yra aš iš esmės. Tai iš esmės nebūtų viso kito, kas buvo sekoje to. Aš negaučiau pakvietimų savanoriauti. Aš negaučiau apskritai kvietimų piešti kažkur, dalyvauti kažkur, kažkokiuose konkursuose ir panašiai. Taip pat aš kitur turbūt nesavanoriaučiau. Dėl to, kai man sako, kad žmonės būna man sako, kad žmonės patyrė tą ir aną, taip kaip aš nesielgiu. Bet aš esu tas žmogus, kuris patyrė smurtą, kuris turi diagnozuotą autizmo spektro sutrikimą. Ir taip aš esu žmogus, kuris pasirenka
kasdien daryti dalykus, kuriuos aš darau. Aš praeityje buvau pasirinkus tam tikrus dalykus daryti, kuriuos aš darydavau, vat praeityje, tai va prieš 5 metus ir panašiai. Taip pat aš pasirenku daryti ir dabartie kažkokius tai dalykus, kurie man kūrė mano ateitį kažkokią tai. Nes taip, jau būna, kad tai, kad tu darai šiandien, formuoja tavo ateities gyvenimą. Ne dabartyje tai jaučiasi, tai labiau jaučiasi tiesiog ilgalaikiai perspektyvoje, kad aš kažką tai darau, būna, pavyzdžiui, aš darau, atrodo, man nesijaučia kažkokiu skirtumu, bet kai sustoji pagaliau ir pamatai, ir tada matai, oho, ir tada po kurį laiko man taip visada buvo ir yra, ir taip ir būna visada. Aš, pavyzdžiui, žiauriai daug dalykų dabar nebedarau, aš esu sustojus, bet aš dariau praeityje žiauriai daug dalykų, labai daug dalykų. Aš iš esmės kasdien kažką tai tokio, labai efektyvaus darydavau. Tokio labai aktyvaus ir labai iš pirmo karto galbūt tai kažkaip tai nesimato, kad, kai darai vat tuo momentu. Bet po metų, po 2, 4, 5, 10 metų, net jeigu sustoju jau veikti tai vis tiek būna matoma. Iš tikrųjų tai būna labai matoma. Ir po to būna žmonių, kurie man savo tą nepasitikėjimą savim ir panašiai projektuoja. Žinok, aš jaučiu tai, kai tu projektuoji dalykus į mane. Ir aš esu tas žmogus, kuris mėgsta matyti dalykus realistiškai, realiai, tai kaip yra, be pagražinimo, be kažkokio tai dekoro uždėjimo ant to, kažkokio tai papuošimo ir panašiai, kaip realiai yra situacijos. Iš esmės tai man padėdavo ir man, ir kitiems žmonėms, kurie klausydavo mano kasdienių mano minčių srauto, būdavo, kad jiems irgi buvo normalizavimas toks realybės tiesiog. Nes mūsų visuomeniai žmonės pamiršta, kad tai, kad jie yra tiesiog yra pakankama. Tokia pastovi kažkokia socialinėje medijoje vyraujanti, kad toks priverstinis net lyginimas, jis tipo, nenormalu, kad tu save su kitais nelygini, nenormalu čia yra. Maždaug tai man apskritai mano aktualus kažkoks vidinis jausmas man paskatino tiesiog aš galiu ir aš turiu teisę tiesiog daryti savo turinį žiauriai nuobodų, kitus tai labai užknisa ir labai būna jiems nejauku tai. Bet taip, man tai paskatino normalizaciją mano tiesiog
kasdienybės. Ir jo, aš kaip jau ir nuo pat pradžių, bent jau iki šiol, visą aš turinį išanalizavus, kuriau iš to tokio labiau nesaugumo ir skausmo traumų perspektyvos, kai aš tiesiog paimdavau ir vat kažkokią tai, nežinau, vat emociją savo tiesiog paimdavau, vat kažką jaučiu, paimu ir tiesiog įrašinėju savo mintį, tiesiog vat tame jausme. Kiti žmonės pradėdavo iš manęs tyčiotis, kad tai yra iš lempos. Bet taip, gyvenimas yra random, jis yra iš lempos. Daug dalykų yra, net jeigu tu nori juos padaryti stabiliais, kad būtų stabilumas kažkoks, tai kad būtų vat, kažkoks kaip pagal scenarijų, gyvenimas jis nėra pagal scenarijų. Ir man atrodo, kad tai yra mano stiprybė, jog aš drįsdavau, taip daryti dalykus iš lempos. Kalbėti apie paprasčiausius dalykus, vaistų išgerimą, taip, nes aš turiu autizmo spektro sutrikimą ir aš pamirštu daug dalykų, vat aš būnu, ir dėl traumų labai daug tokios per gėdą, tiesiog mane išvargino tiesiog tas jausmas toks labai, nesaugus yra pažeidžiamumas, mane išvargina, nes taip, tu esi pažeidžiamas, kai tu kalbi apie panašias temas kaip aš. Ir jo. Tiesiog kažkaip pradėjau daugiau matyti save dabar po to momentu, kai aš persikrausčiau iš tėvų gyventi. Kai aš pradėjau, labiau persikrausčiau gyventi ir kokie labai svarbus dalykai buvo. Tai kad aš pradėjau tiesiog kalbėti apie dalykus. Neprofesionaliai. Pradžioj tu nepradedi profesionaliai daryti. Manau, kiekvienas žmogus, netgi, dabar, jeigu aš žiūriu dabar olimpiadą, žiemos olimpiadą šių metų žiūriu ir tokią hiperfiksaciją turiu tam ir mane, vienas vienijantis dalykas, kuris sujungia visus žmonės, manau, tai kad jie niekad nebūtų olimpiadoje, jeigu jie nebandytų, neklystų. Jie ten jie neatsidurtų ten, jų iš vis nepriimtų, jeigu jie 1000 kartų, 1000 milijonas kartų nepadarytų kažkokių klaidų. Jie ten neatsidurtų. Man tai analizuojant grįžtu aš į savo visas patirtis, kurios yra pas mane. Nes, jeigu aš nepradėčiau prieš kažkiek tai metų, pavyzdžiui, jeigu aš į tą patį TikToką nekelčiau dalykų, manęs nepakviestų savanoriauti į organizaciją, kurioje aš dabar savanoriauju, jeigu aš nepradėčiau savanoriauti toj organizacijoje
ir neįgaučiau ten kažkokios patirties, aš po to kitur dar į kitas organizacijas irgi pas kitus žmonės neprisijungčiau irgi savanoriauti. Ir šiaip nesusipažinčiau su visais žmonėmis, kuriuos aš pažįstu. Aš tiesiog neturėčiau to tokio pagrindo, tvirto labai tokio pagrindo po kojomis. Ir man būtent tai man padėjo, ką aš esu iš esmės patyrus, man padėjo sukurti tą pagrindą, po kojom tvirtą tokį pagrindą, ant kurio atsistoji ir negriūna jis. Toks tvirtas jis labai pas mane dabar yra. Ir čia apskritai atskira tema yra, kodėl, manau, labai stipri tema yra, tiesiog labai daug mano minčių kyla dabar, aš sugalvoju analizuojant kažkokias temas, pastoviai analizuoju ir man kažkokias kitos dar temos iš to atsiranda, nes tai labai yra susiję. Dėl to aš pastoviai taip savo primenu, kad galėčiau dar apie šitą pakalbėti, ir apie šitą galėčiau. Nebūtinai aš kalbėsiu apie tai, bet jo. Tai jo, aš 2021 metų rudenį pradėjau studijuoti vizualinės reklamos gamybą. Studijavau ją pusę metų ir birželio mėnesį 2022 metų pabaigiau vizualinės reklamos gamybą. Ir grynai pusantrų metų aš kažkur dariau dalykus TikTok'e ar metus. Ir po to aš labai daug ten traumų gavau, psichologinių, kas mane privertė užsidaryti savyje ir aš labai stipriai į save užsidariau savyje ir labai stipriai į save nuėjau. Man tai buvo labai svarbus laikotarpis, bet aš, jeigu nekelčiau tų video į TikToką, aš neturėčiau to tokio pagrindo, kurį aš turiu dabar. Čia tarp kitko iš tos temos apie kitų žmonių gėdijimą. Taip, daug žmonių yra traumuotų. Jie tai nepripažins savo, bet jie yra traumuoti. Ir jie tai projektuoja į kitus žmonės. Dėl savo labai labai didelės traumos ir nenoro gilintis į save. Bet manau, tai labai, labai, labai stipriai, aišku, traumavo, bet tuo pačiu metu man tai buvo kažkiek įvykių, kurie man dabar yra resursas juos pamatyti. Jeigu aš nekelčiau, kad aš piešiu ir jeigu aš nekelčiau apskritai turinio tipo, aš nepradėčiau, manim nesusidomėtų kiti žmonės. Ir aš viso to, ką aš turiu, neturėčiau.
turėčiau galbūt kažką kitko. Turėčiau kažką kitką, turėčiau kitokius dalykus, kažką kitaip daryčiau. Bet mane taip įkvepia tas, ta mano istorija, kurią aš dabar turiu iš tikrųjų. Ir man dėl to atrodo, kad įgyvendinu savo seną svajonę kelt dažniau turinį į savo YouTube'ės kanalą. Aš pereinu į visiškai kitą savo etapą, kuriame aš nebesu tas žmogus, kuris yra iš kažkokių tai dalių surinktas iš kažkokios vieno žmogaus vieną savybę, antrą savybę iš kito, trečią iš kito, tai kaip pasiskolinta savybė, žodžiu. Bet aš esu aš. Ir aš turiu savo savybės, kurias aš turiu. Norisi dažniau jas stiprinti. Ir aš turiu šiaip daug labai idėjų, ką aš noriu veikti. Ir aš labai savim iš tiesų didžiuojuosi. Ir labai džiaugiuosi. Ir dar džiaugiuosi, kad batų savo nusipirkau. Ir kad šiaip viską turiu. Turiu, ko aš noriu. Ką aš noriu turėti. Bent jau kol kas šiam taškui, šiam laikui aš turiu. Ir toliau bandysiu ir toliau judėti linkme, kad turėčiau dar daugiau dalykų, kuriuos aš noriu turėti.